Čeburekai vau. Esame prabangiame Justiniškių prekybos centre, kur šiandieną išbandysime ne ką kitą, ogi Vilnijos čeburekus pačiame Vilniuje. Einam prie čeburekų. Čia matote, prekybcentris tikrai rimtas, pusė turgų. Žinokit, čeburekais kvepia iš tolo. Su kiauliena, su vištiena ir saulė džiovintais pomidorai, su jautiena ir teksmeks daržom, su varške mocarela ir rūkyta šunė, nežinau, ir vok daržomis. Manau, nieko nelaukia, pasiėmėm su vištiena, bet reikia sriubytės, nes jau šilta nebėra. O jei prie čebureko domintų ir alaus bokaliukas, galite užeiti į Justiniškių bariuką. Einam prie čeburekų. Ką sakysim dabar prie čebureko? Nieko nesakysim, tylėsim. Tylėsim, gerai. Va. Vėliava, Lietuva tėvynė mūsų turi dviejų žemė. Дай рубероида, покажи рожу. Čeburekai, vo. Čeburekai vau. Дай ручки. Ne. Aš turiu vyrą. Покажи рожу. Nereikia, viskas gerai. Viskas gerai. Ačiū. Viskas geros dienelės. Balsuokit už mane kitose Seimo rinkimuose, prašau. A kas tu esi? Kas tu esi? Aš eisiu į valdžią už geresnį Lietuvą. Кому ты нужна, блядь? Tylėk tu, blė. Viskas, Ką gražiu. tylėt, aš pravdu sakau. Ты себе дебилы. Pradedame savo šūdiną apžvalgą. Taigi už viską sumokėjome 10,50 €. Pirma būtų harčios sriubytė. Neįmanoma valgyti karštą. Ne. Dirbame tiesiai prie čebureko. Riebaliuko mažiukai atrodo, įdaro tikrai yra sunkokas. Tešla gera, bet reikia įdaro. Nu, gal tos teksmeks daržovės kiek keistokai čeburekė neįpratus tikrai. Nu, žinokit, duosiu visai neblogai 8. Už tokią kainą tai labai geras iš tikrųjų. O tau ragaujame antrąjį čebureką su vištiena ir saulėje džiovintais pomidorais. Su vištiena labiau paskrūdęs. Aš asmeniškai nelabai vištieną mėgstu. Neblogas, įdaras tikrai neblogas ir jo daug. Nu, su vištiena duočiau 7,5. Apibendrinant, tikrai skanus čeburekai, gera kaina, greitai paruošė per 10 minučių. Minusas, kad nėra kur pavalgyti, bet šiaip tikrai puikiai vieta Vilniuje. Apsilankykite.